Nepaprastai greit bėga laikas. Atrodo, taip neseniai moksleiviai peržengė Punsko licėjaus slenkstį, o štai jau tik 100 dienų beliko iki abitūros. Per tą laiką jiems teko dalyvauti įvairiuose renginiuose, tačiau 100-adienis išliks jų atminty visam gyvenimui. Sausio 21 nebuvo moksleiviams eilinis šeštadienis. Jau nuo pat ryto jaunimas maugė jaudulys, ar viskas, kam buvo taip kruopščiai ruoštasi, pavyks. Pirmą kartą mokyklos istorijoje šventė vyko savose, prieš porą mėnesių atiduotose naudoti patalpose. Nepaprastai išgražėjo licėjaus sporto salė, merginos virto karalaitėmis, o vaikinai princais. Ir mokinių, ir jų tėvelių, ir mokytojų, ir svečių nuotaika buvo pakili. Šventę pradėjo ir tėvelių vardu visus pasveikino Romas Vitkauskas. 100-adienis tai jaunystės šventė. Tai ženklas, kad netrukus išlaikę egzaminus, kiekvienas iš jūsų nužygiuosite per gyvenimą savo pasirinkto pagal gebėjimus, svajones ir galimybės keliu. Gyvenimo keliais dažnai būna vingiuotas. Jeigu juo eidami suklupsite, žinokite, kad mes, tėveliai, esame ir būsime jums užuovėja ir atrama. O ši ir kitos jūsų dienos, tegul būna šventė, tegul būna žydėjimas vyšnios. Jūs esate nuostabios gėlės žiedai. Jūsų jaunatviško grožio, veržlumo, svajonių, drąsos, kūrybingumo ir meilės žiedai. Mokytojų stropumo, atsakingumo, įžvalgumo ir kartais rūpestingo nerimo žiedai. Tėvelių vilties, pasididžiavimo, laukimo, pasitikėjimo, jaudulio ir džiaugsmo žiedai. Žydėkit žengdami išdidžiai per gyvenimą, skleiskite švelnumą, grožį ir meilę. Būdami laimingi, dalinkitės laimę su kitais. Tegul ir jiems būna su jumis gera, tegul ir jie būna laimingi. Skuba jūsų svajonių laivai, nepatirtų audrų lydimi, tad plaukite į savo svajonių uostus ir juose nuleiskite savo inkarus. Trečiokai už linkėjimus ir nuoširdumą atsidėkojo eilėraščių posmais, šokiais ir dainomis. Manau, visiems šiandien diena ypatinga, didelė šventė, man taip pat. Pirmą kartą švenčiame 100-adienį naujame pastate, čia jau esam patys šeimininkai. Tai vienas džiaugsmas dėl to. Antras džiaugsmas, kad vėl didelis gražus jaunimo būrys ruošiasi abitūros egzaminams, išeis į gyvenimą. Smagu matyti taip pat čia mūsų ankstesnių metų absolventus, kad jie sugrįžta pas mus. Labai sujaudino programa, daug gražių žodžių buvo išsakyta. Ypač jaudinantis buvo momentas, kada abiturientai
savo mamoms reiškė padėką. Vienu žodžiu, šiandien gera, gražu, smagu. Tikimės, kad praėjus 100 dienų mes vėl susitiksime egzaminuose su mūsų abiturientais, nusiteikusiais taip pat gražiai, džiaugsmingai ir kad egzaminai jiems bus sėkmingi. Šimtadienis, ši diena mums yra labai ypatinga. Aišku, tai yra pirma moksleivių tokia didelė šventė. Ir taip pat 100 dienų mums liko iki paskutinio skambučio, kuo mes ir džiaugiamės, ir kartu, aišku, susirūpinę esam, kaip viskas bus, kaip egzaminai mums pasiseks. Kol kas stengiamės pridėti kuo daugiausia darbo, o šiandien džiaugiamės mūsų visų paruošta programa, kuri pavyko labai puikiai, labai sklandžiai. Ir tikimės, kad šiandien gerai linksminsimės. Iš tiesų širdį spaudžia, kai supranti, kad jau galbūt paskutinis kartas susitikti tokiame dideliame draugų, mokytojų, tėvų būryje. Man šimtadienis tai ne tik 100 dienų iki abitūros, iki brandos egzaminų, bet taip pat laikas, kada gali kartu pabendrauti su draugais, kartu pašelti, pašokti, padainuoti, prisiminti darželio laikus, tuos mokyklos kartu praleistus laikus. Tai puikiai proga pašelti. Prie žalio vandens už girių jūrų. Žinau, mano laimė gyvens, kur sau išdūriau. Norėčiau linkėti neprarasti paprastumo, šiltumo ir buvimo kartu. Buvimo kartu tiek šiame krašte, buvimo kartu kaip lietuviais. Ir išlaikyti tikrai pagarbą ir meilę vieni kitiems. Kaip ir Dievo įsakymas sako, gerbk savo tėvą ir motiną. Tai išlaikyti tą pagarbą tėvams visą savo gyvenimą. To norėčiau linkėti. Ir aišku, jaunimui ateityje, pakėlus sparnus, tikrai toli sklęsti, bet žinoti, kad visada nusileisti yra mielai gera, tik tais gimtinėje savo. Tai to norėčiau ir palinkėti jaunimui ir jo tėveliams, ir visiems kitiems žmonėms.
Manau, kad šimtadienis tai taip pat puikia proga padėkoti mokytojams, tėvams už ilgametį triūsą mus auklėjant, auginant. Taip pat su šimtadieniu jau prisimename, kad tuoj kiekvienas iš mūsų išplauks į savuosius uostus ir ten išmes savus inkarus. Oficialiosios dalies, grojant intaktų muzikantams, mokiniai su tėveliai šoko valsą, trypė direktorės polką, linksminosi iki pirmųjų gaidžių. Thank you.